pagaliau pajudėjom iš savo gyvenamosios vietos. Mūsų laukia porą savaičių keliavimo. Tai aplankysim keletą miestų, pasižmonėsim ir tada jau įdėsiu link Lietuvos, bet prieš tai parodysiu visokių įdomių dalykėlių. Tai dabar mūsų laukia miestas pavadinimu Sien. Ir mes į jį važiuosim su, nežinau, naktiniu traukiniu. Ir visas principas tame, kad tu permėgi tame traukinyje. Pati kelionė truks apie 13 valandų. Niekada nesu bandęs nieko panašaus. Tai bus labai įdomu išbandyti, pažiūrėti, kas kaip. Tikiuosi, aplinkui verkiančių vaikų nebus. Ir tikiuosi, kad lovos irgi bus padorios. Žiūrėsim, kas bus, kas nebus. Pajudam kažkur už valandas, tai dabar biškį pačilinsim. Su visais jau atsisveikinam, viską padoriai. Tai kol kas tiek žinių. I miss my girlfriend. And when I'm gonna see her, she's gonna miss me. Kaip matot, pasiekėm traukinių stotį. Šį kartą atvažiavom valandą anksčiau, kad nebūtų jokių bairių kaip praeitą kartą. Kadangi šita traukinių stotis buvo mažesnė negu pagrindinė Beidžingo stotis, vartus buvo rasti gana paprasta. Tai prieš kelionę pasistiprino McDonald'e, bet laiko atėjus prieš pat lipant į traukinį iškilo šiokia tokia problema su bilietais ir manęs nebenorėjo leisti į traukinį. Bet ačiū Dievui, galų gale viskas susitvarkė ir likusi kelionės dalis įvyko sklandžiai. Babaužienai, pasiekėm traukinį, aš jau guliu. Tai pirmas experiences toks, tai tikrai nėra per daugiausia vietos, bet nėra ir nepatogu. Viskas maždaug atrodo šitaip, toks layoutas, 3 lovos, aš esu tarp vidurio, sumuštinis, štai mūsų Julio. Šiaip lovos tikrai nėra, bet ta prasme nėra kietos, viską, manau, išeis tikrai normaliai išsimiegoti ir važiuosim, kaip minėjau, 13 valandų ir pati kelionė kainavo 100 ar 30 eurų, tai bus įdomu žiūrėt, kaip toliau čia viskas eisis ir, aišku, I keep you posted, boys. Babaužienai. Ejo! Traukinį esam jau 2,5 valandos, pradėjo važinėti maistą, tai va, užsisakėm maistuko, bulvės, višta, ryžiai, daržovės. Už 3 tokias porcijas sumokėjom 5 eurus, tai už porciją 1,5 eurų kažkokia. Pavalgius nieko įdomaus neįvyko, atsigulėm, pačilinam, įsijungiau kažkokį video pažiūrėti. Ką žiūrėjau, nebeatsimenu, bet kliusas tame, kad prieš einant miegot buvo vieta ir galimybė pasidaryti visus higienos reikalus, tai išsivalyti dantis ir taip toliau. O išsimiegot man sekėsi šitaip. Labas rytas, babaužiai. 8 valandą ryto pamiegojau. Buvo viški sunkoka, nes čia žmogus pamiegojau labai stipriai knarkė. Bet nieko tokio, tikrai pasilsėjau normaliai. Ką tik atsibudau prieš porą minučių, tai neužilgo stosim, kelsimės. Ir nežinau, eisim pavalgyti turbūt. Ir tiek žinių. Tai pagaliau pasiekėm savo apartamentus, čia toks kaip motelis, ne motelis, bet kadangi mes esam 4 žmonės ir yra 4 lovos, tai mums praktiškai visas kambarys atitenka ir viskas atrodo šitai. Žodžiu, viena lova, 2, 3, 4, mano šita, aš karalius, viršui. Turim kiekvienas po spintelę. Žodžiu, viskas labai paprasta, labai patogu ir už 3 naktis sumokėjom 20 eurų. Kas yra 7 eurai nakčiai. Tai yra labai gera kaina. Mybamba! Va, atsiprausėm visi, dabar švarus, gražus, kvapnus. Ir sugalvom nueiti pavalgyti. Tai dabar esam irgi tokiam įdomiam rajone. Žiūrėsim, kas čia mums patiks, kas nepatiks. Šiaip labai esu alkanas. Esu labai alkanas ir čia pilna kvapų. Tai reikia kažko jau įsimesti į skrandį, nes tai bus blogai. Žiūrėkit, kokį drakoną aptikom. Iš vis toks, tik čiurna. Pagaliau radom kur pavalgyti.
Tai pasiėmėm po vieną bulvierosą, koldūnų ir dar laukia iš melkių. Sumokėjom už viską 5 eurų. Žodžiu, ką tik atvykome į jų vadinamą Trump Tower. Tai šičia kadaise buvo miesto laikrodis. Tai tiesiog išmušdavo tam tikrą valandą, pradėdavo atgal į tos būgnus. Būgnai belė kokį dydžią, kažkur apie 2 metrų. Galėsiu parodyti laukia neužilgo. Ir čia, žodžiu, istorija ir šitam pastatui kažkur apie 1000 metų. Tai nei daug nemažai, nei daug nemažai. Tai čia, kur minėjau, tie būgnai. Pasižiūrėkit kokį dydžią. Ta prasme. Na, aš nepalyginsiu čia dabar su ranka, bet kaip matau, kiekvienas iš jų turi kažkokį kitokį pavadinimą. Gal jie buvo naudojami kažkokiam kitokiom, nežinau, reikšmėm. O čia viskas atrodo iš išorės. Aš čia taip. Continues. Sveiki, mėly babaužiai. Žodžiu, vakar per daugiausiai nieko nenuveikėm. Pasilsėjom biškį, pamegojom, įsipratinom į savo naujus apartamentus, nuvažiavom pavalgyti, tai tiek žinių iš vakar. O šiandien ryte biškį anksčiau atsikėlėm, 9 valandą pajudėjom link mūsų tikslo, o mūsų tikslas šiandien yra Tarakota armija. Tai pamatysit tą didžiąją žymiąją armiją, kurią visi nori pamatyti, nes žiūrėkit tiek. Belė kiek žmonių jau matau, palei idėją turėtume pamatyti apie 8000 karių, kurie buvo pastatyti prieš daugiau negu 2400 metų. Kosmosas. Skaitas biškį anksčiau atvažiavom. Visas reikalas atsidarė prieš valandą ir tiek jau minios. Po pusę valandos stovėjimo eilėj, belė kokiam karštui mes pagaliau atėjome į mūsų vietą. Tai dabar net nežinau, kur reikės eiti, bet atrodo, kad čia belė kiek žmonių. Tai kol einam iki pačios armijos, norėjau pasakyti porą įdomių faktų. Tai šitą visą dalyką užtruko pastatyti 40 metų ir dirbo ties šito projektu 700 000 žmonių, 700 000, beveik milijoną žmonių. Dar vienas įdomus faktas yra tai, dėl klimato pasikeitimo, jeigu atkastų kai kurios tai artefaktus, jie tiesiog išdžiūtų ir, ne patys artefaktai, bet tarkim, kaip jie buvo nuspalvinti, tai visi dažai tiesiog išdžiūtų per 15 sekundžių ir nutrupėtų kažkur per 4 minutės. Tai čia yra iš vis kosmosas, ant tiek greitai gali sugadinti 1000 metų istorijos. Tai yra wow. Pagaliau pasiekę Tarakota armijos, supratome, kad čia yra tiesiog žiauru. Ne dėl pačių artefaktų, bet dėl nenupasakojamo žmonių kiekio. Pasigrūdus minioje, mums galų gale išėjo prieiti ir gerai įsižiūrėti į statulas. Kas mane nustebino labiausiai, tai kiek buvo galima įžvelgti detalių statulų veiduose ir net aprangose. Žinant, kad jam daugiau negu 2000 metų. Apart žmonių buvo galima išvysti ir arklių statulų, ir taip pat subyrėjusių statulų, kurios buvo sudaužytos visokių banditų ir vagių. Tai pasirodo, iki pat dabar šitos kareivius bando sustatinėti. Kaip mato, ten toliau dauguma su skylėm. Tai jos kaip 3D dėlionės tiesiog surenka ir pastato tenai į parodą. Tai va, pasivaikščiom, aplankėm jau netgi 3 kambarius su statulu. Tai pasirodo, kad vidutinis ūgis buvo 1,80 m, o generolų siekia netgi 2 metrus. Tai kuo aukštesnė pareiga, tuo aukštesnis tu esi. Visos statulos buvo pastatytos tuščiavidurės, naudojant visokias technikas iš molio.
Dar vienas įdomus faktas, kad kadaise čia buvo rašoma, jog tekėjo gyvsidabrio upės ir tos upės pasimboliazavo, kad čia yra gyvybės simbolis, gyvenimo simbolis ir tipo, jeigu čia tu gersi gyvsidabrį, būsi nemirtingas. Šiek tiek ironiška, nes būtent dėl to ir mirė tas imperatorius. Po visų statulų mūsų laukia muziejaus dalis, kuriame pamatėme visokių įdomių hologramų bei kitokių ekspozicijų, kaip papuošalai, ginklai, kurie buvo pagaminti iš visokių tauriųjų metalų, kaip bronza ir auksas. Nu tai va, pavaikščiojom viską, pamatėm, ką reikėjo pamatyti, užtrukom apie 2 valandas, kol apėjom nežmoniškam karščiui, nes jau daros nesąmoningai bloga. Visą experience vertinu 6 sudaužytom statulom iš 8. Tikrai verta apsilankyti. Kaina padori, už viską sumokėjom. Bilietas 15 eurų. Taksas iki čia žmogui gavos apie 3 eurai. Ir dar maistas viskam. Nu, žodžiu, ant šito išleidom kažkur apie 30 eurų žmogui. Kas sakyčiau, visai padori. Вообще išsikirtas. Shit's about to get real. Išsikrapšėm pagaliau iš viešbučio ir atvarėm į miesto sieną, kuri yra 14 km ilgio. Tai sugalvojau atsivežti aš savo droną ir mane apsauginiai sustabdė, sako, ne, jokių dronų negali. Nu gerai. Oh, he's stealing Lithuanian. Tai va, žodžiu, taip atrodo siena mūsų ir nusprendėm išsinuomoti dviračius. Dviesi ant vieno dviračio lėksim. Eik, ten. Čia bus kosmosas, vyrai. Mes šitą mulką varysim. Opa! Viršėm greitį, važiuojam. Fuck you! Why you fucking coming fast? Visa kelionė aplink sieną truko apie 40 minučių, nes važiavom kaip koks žaibas Makvynas. Digidi čiau. Po sienos labai daug nieko nenuveikėm, nusprendėm nuvažiuoti pavalgyti, o pavalgyti grįžom namo, pasilsėt po tokios intensyvios dienos. Yra sekanti diena ir mes per seniausiai atsikėlėm. Kaip matot, už mūsų yra lietinga diena, bet pagaliau atgaiva, nes buvo tiesiog per karšta. Kaip matot, mes esam arbatos parduotuviai. Ir dabar išbandinėjom arbatų. Noriu parvežti geros arbatos savo tėvam. Dabar... Tai dabar išbandom, parangaujam ir nusipirksim pačią skaniausią. Nu va, žodžiu, atsigeriam, labai fainiai pašnekėjom su pardavėju ir štai mūsų laukia arbata. Šiaip esu labai nustebęs, nes viską praktiškai šnekėjom kiniškai. Pirmą kartą, jeigu kiniškai pašnekėjau, tai nežinau, tikriausiai nelabai taisyklingai buvo, bet labai faina pirmą kartą susišnekėt su žmogum, kaip kalbos mokinės jau pusę metų taip intensyviai ir matai progresą, tai čia buvo labai fainas experiences. This place looks majestic when it's raining. Apsišopinom viską, grįžom viešbutį, marinom, atspagavom ir dabar sugalvojau nuvaryti pasportuoti, nes jau užknis, kiek čia, nežinau, 3-4 dienas atsportavau, jau jaučias, kad organizmas sako, reikia pajudėti. Tai vakar užmačiau vieną turniką, tai dabar nuvažiuosim su ja, tikriausiai važiuosiu su dviračiu ir kelionė truks apie 15 minučių. Tai susimatysim tenai. Op. Štai, su kuo šiandien dirbsim. Kalistenik parko apžvalga trumpa. Tai va toks pasitupas mano šiandien. Sakyčiau, galėtų būti gal biškiai aukštesnis turnikas, bet tiek to. Biškiai kliba, bet man tai netrukdo. Čia turim dar vieną turniką. Ten, kaip matot, dipsam yra vietos. Ir va šitos visos nesąmonės, kurių man praktiškai nereikia. Kaip Kalistenik parkas, sakyčiau, visai neblogas, viskas yra, ko reikia, visi elementai, atmosfera irgi labai gera. Už manęs yra šita pati siena, ant kurios vakar su dviračiais važiavom. O čia yra toks
irgi autentiškas pastatas. Tai sakyčiau, atmosfera labai gera. Pradedam ir parodysiu savo progresą, kokį padariau per kiek čia paskutinį kartą, kai matėt front leverį. Tai dabar vietoj sulenktų kojų turėčiau padaryti su ištiestom, bet išskėstom. Tai dar nėra visiškai front leveris, bet jau greit turėtų būti. Peržiūriu medžiagą, tai ką galiu pakomentuoti. Forma buvo nebloga. Nugara buvo tiesiai, kas svarbiausia, bet kojos buvo biški iškeltos, kas vis tiek biški palengvina tą visą dalyką. Tai dabar pabandysiu padaryti visiškai pilnai, tiesiai, gražiai. Tikiuosi pavyks. Ir jo. Fun fact. Tai už 2 savaičių kažkur, už 15 dienų bus lygiai metai. Nuo tada, kai pradėjau mokintis front leverį. Tai va, antras bandymas buvo geresnis. Galėjo gal nugara biškai tiesesnė būti, bet kojos buvo jau gerai pozicijai. Ir jos kojų visiškai neina laikyti visiškai tiesiai, nes tiesiog nėra tiek daug lankstumo. Bet jeigu suglaušiau, jos būtų lygiai kaip reikia. Tai va, pasimatot, antras bandymas ir jau jėgų labai daug nėra. Aišku, padariau čia dar biškį pristraukimų į tarpus, bet pabandysiu dar trečią kartą padaryti, bet jau trečias kartas tikrai nebebus kažkas įspūdingo. Tiesiog, kad treniruotis, o paskui jau seksiu savo treniraujantųsi paprastą rutiną. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室。哎。Žodžiu, nieko nesigirdi, ką aš sapalioju. Bet ką čia bandau paaiškinti, kad gavau galimybę paskridyti su dronu po sporto, o medžiaga kalba pati už save. Paskraidę su dronu iššalkau, tai nusprendžiau pavalgyti. Šiandien vakarieniai šefas serviruoja tokį. O pavalgęs iškeliavau ieškoti savo draugų, kurie tuo metu irgi smagiai leido laiką. Taip aš kur po valandos važiavimo subėjom, pagaliau sutikau savo draugus vėl. Atvažiavome kažkokį distriktą, kur labai daug visokių nesąmonių. Nu, karoči, kaip ir visur, visoje Kinijoje. Daug visko. This one is 64.5 meter high. Tas yra 64 metrų aukščio pastatas. Wow! Wow. Labai gražu. 很漂亮。漂亮吗？很漂亮。好赞。What in the what? Jūs tik pažiūrėkit, kaip gražu čia viskas. Wow.
labai daug ledų. Realiai labai daug kažko apie šitą gatvę pasakot negaliu, bet įsivaizduokit, kad čia yra kinietiška versija Basankės tik ant steroidų. Galimai namo važiuosim su šitais. Sančia. Už 30 milijonų. Oh no. He's enjoying it. He's not showing it, but he is. Whoa, whoa, whoa. He was actually right about the spending of the United States and the nation, the army itself. It's about $120,000 billion. It's a lot of money, you know. The common taxpayers, the one that pay this shit. The fucking Democrats doing about my money, god damn it. Please do not. Do not. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing with my labor? What the fuck are you doing with my land? Do Those not. free goddamn land.